Papajus, tai čia yra iš senai likus ta pravardė pas manęs, aš dar kai dirbau su vilkiku. Tai visą laiką, kai aš tik parvažiuodavau atbulą, stumdams viską, pas manęs būdavo cigaretė dantyse, nuo to karto bendradarbis Papajus, taip ir prilipo dabar. Ir 3 metai gal jau kaip esu Papajus. Priekį vardą lentelę turiu Papajus, šonai ant langų imitacija vėl Papajai. Ant švyturėlio, ant stogo Papajaus turiu užklijavęs užrašą. Aš esu samdomas vairuotojas, čia ir ne mano paties miškovežis, bet prižiūri, biškelį patuninguoji, kaip sakant, po truputėlį, kaip savo. Ir pačiam ir maloniau, kai tu pasigražini sunkvežimį viską. Būna, net vaikai einantis rodo pasignalink, tai pasignaliai suorinimu. Dar ir ateityje vadinamai stirnamaišį užsidėti ant priekio. Stirnamušį? Jo, stirnamušis tai čia yra apsauginis lankstas labiau. Jisai labai stipriai padeda dėl žvėrių. Apsaugo visą priekinį dalį, radiatoriai, kas ir vieni iš brangių detalių. Man yra vienas malonums vairuoti. Kaip tau pradeda patikti tas darbas, patikti man automobilis, sunkvežimis, tu tiesiog su juo kaip ir susivieni, tampi viens. Sunku paaiškinti, bet 8 cilindrų darbas, primena vos ne širdies dūžį, garsas 8 cilindrų, kai yra tiesus išmetims ir pasaka. Turiu 4 metų dukrą, nuo 5 mėnesių likau viens auginti su tėvų pagalba. Ir tai, kad jos garbė ir pasidariau. Čia tatuiruoti į mišką einat kažkaip? Ne, čia realiai čia yra rožė, kompasas, kelys ir čia kaip ir peizažas, tarkim, tolumoje. Kad keliauji. Jo, medžiai. Lapas? Jo, lapas, kompasas, kad per gyvenimą kartu einam. Koks tavo paties santykis su medžiais? Paprastas. Visiškai paprastas. Nėra, kad gulčiaus po kirtimo mašiną, po ratais saugo. Jeigu reikia, vadinasi, ir kertam viskas. Čia bando kažką šnekėti, aplinkosaugininkai dar kažką dėl tų paukštelių, vabaliukų. Bent jie patys bent vieną medį buvo pasodinę. Klausimas yra jiem, nes vargu. Visi šnekėti pagal popierius dar kažką sugeba, bet padaryti kažkokį darbą iš jų nemanau, kad būtų kokia nauda. Visi baigę universitetus, daugiau nieko nematė, sėdi, sakant, geros vietos šiltos ir viskas. Dabar įstatymas yra toks, kad tu to nepjausi, to negali, tau nieks neleis. Ir tai pradės vadovauti, tai ką, mums miškovežis tam darbo nebėra. Viskas tada mašinas parduoti, pastatyti į patvarį liktų, nes viskas darbo paprasčiausiai nebėra. Mes esam miškovežys, tai esam dėl visko kalti, kas nutinka Lietuvoje. Keliai, viskas esame kalti. Mums užtenka trakinti miškovežio durelės, jau galim skaityti įsikalti dėl visko. Kai jūs čia kaltin mumis dažnai, kai jūs miškus pjaunat, jūs čia viską gadinat, bet realiai mes esam tik transportas. O leidimus viską išduoda visgi urėdijas, tas biržės atvežė viską, bet tam ir daroma, kad galėtų atsodinti jaunuolyną padaryti. Iš brandų mišką išpjauna ir atsodina. Jeigu visus miškus supūdysim, visus išvešiam į malkas ir nebebus iš ko pjauti lentų, blankių ir namų statyti, jau logikas nelabai yra, ne?